ir tada bandom, taip, mes jau prisijungiam Go Live, pradedam, ar ne, startuojam ir sveika prisijungus ir pagaliau tave girdžiu. Tu negirdėjai, tu manęs nepadarėjai on stage, tai aš tavęs ir nemačiau ir negirdėjai, dėl to, supranti. Taip, ir dėl to tas prašiau, aš prisijunginėjau per daug kartų. Tu galvojau, kad tu negirdi, pas manęs viskas įjungta, patikrino mikrofoną, man rodo šalia, kad, garsas yra. Supratau. Tai mes jau esame eterį, prisijungiam šiandien, ar ne, kalbėti apie mūsų naują temą, apie įpročius, ar ne, ir apie sprendimus. Ir šiandien aš Aistė Dramantaitė, psichoterapeutė, ar ne, kuri dirbu su žmonėmis, organizacijomis ir ieškom būdų kartu, kaip padėti sveikiau gyventi. Ir Gintarė, mitybos specialistė. Pasidalinsime šiandien keletą minčių ir keletą sąmoningų įpročių, kaip su malonumu turėti energijos ir pasitikėjimo savim dirbant ir valgant. Ar ne? Tai nežinau, Gintarė, nuo ko tu norėtum šiandien pradėti? Tai iš tikrųjų, kaip ir buvau pasiruošusi šiam live, tai kaip ir rašėm mūsų anonse, kad svarbiausia šiandieną pašnekėsim 30 minučių esmės apie tai, kad kaip sveiki įpročiai iš esmės gali pagelbėti ir psichoterapija, ar ne, gali pagelbėti dirbti produktyviau, galvoti sparčiau, tai yra būti kūrybiškesniems, ar ne, ir aišku, pasitikėti savimi. Tai aš nuo to gal ir norėčiau pradėti, kad nuo darbo proceso, ar ne, kaip čia gali sveiki įpročiai ir terapijos įsilieti, įsiintegruoti ir kaip jos iš tikrųjų realiai padeda. Tai iš tikrųjų aš taip iš patirties gal labiau praktinis tas mūsų bus susitikimas, beje, galbūt nežinantis mane prisistatysiu, čia aš kartu prie reikalo jau einu. Tai iš tikrųjų prevencinės mitybos ekspertė esu, jau 12 metų ir daugiau padedu žmonėms praktiškai susikurti tinkamus mitybos įpročius, juos lengvai integruoti į savo kasdienybę, kuri kiekvienam yra unikali ir aišku labai svarbu ją išlaikyti. Tai praktiškai šiaip esu naturopatė, tai yra mes ieškome tų gilesnių priežasčių, kodėl atsitinka vienas ar kitas negalavimas ir natūraliais būdais, tai yra subalansuota mityba, tinkamu jums fizinių krūvių, emocijų sureguliavimu. Jas išsprendžiame ir toliau prižiūrime jūsų gerovės kelią link sveikatos ir geros savijautos. Tai šiandieną neatsitiktinai ta tema man yra labai aktuali ir turbūt ir daugeliui, kaip mes darbe galime tuos sveikus įpročius integruoti, gal kartais net nesusimastome. Tai iš tikrųjų gal sakau, kaip noriu pradėti nuo tos tokios praktiškos dalies. Turbūt ne vienas esame pajutę, tarkime po pietų ar ne, gal taip 3-4 valanda, mes jaučiamės tokie mažiau koncentruoti, mažiau likti kažkokių kūrybinių idėjų mūsų galvoje, lyg ir nuovargį jaučiame. Tai vis dėlto galiu pasakyti, kad tai trumpai, kad tai yra dėl to, ką mes veikėme nuo ryto iki dabar. Tai pagrindinis faktorius iš mitybinės pusės tai yra tie vadinamieji lengvi angliavandeniai, kuriuos mes gauname per tą laikotarpį iki po pietų, iki pavakarių, jeigu valgome juos. Tai yra, dažnai girdžiu, kad moteris dažniausiai pakeičia savo pietus skubėdamos ir jausdamos įtampą sausainiais, pyragaičiais, šokoladuku ir aišku, jau ten apie 3 valandą, kaip aš sakau, pliumpina apie 2-3 puodelį kavos. Tai visa tai labai mūsų stabilų cukraus kiekį kraujyje, ar ne, išbalansuoja. Tai taip, tai duoda energijos, ar ne, mes tarsi jaučiamės pakylėti, daugiau galvoti lyg tai galima, bet šitoks kaip iliuzija, nes jis labai greitai po valandos, po pusantros pasibaigia ir mes vėl norime kažką užkąsti. Ir dažniausiai griebiame tai, kas yra mūsų artimiausiai aplinkoje, tai yra ant stalo, šalia ekrano ir panašiai. Tai labai svarbu šalia ekrano, jeigu dirbate su juo, turėti tai, kas iš tikrųjų būtų sveikas pasirinkimas. Tai kas tai galėtų būti? Galėtų būti, pavyzdžiui, kad ir vaisių lėkštė, galėtų būti, kad ir, tarkime, riešutų lėkštutė.
jeigu dėl sakau lėkštė ir lėkštutė, tai kadangi lėkštė vaisių duoda mums gerųjų angliavandenių, bet be pridėtinio cukraus, o vadinamieji riešutų lėkštutė, tai yra mūsų sauja, tiek telpa kiekvieno mūsų delne, yra tinkama mums gauti sveikus, gerus baltymus. O jeigu mes iš tikrųjų taip paimtume ir įsivaizduotume, kad mes tą laikotarpį nuo pusryčių iki pietų suvalgytume iš tikrųjų baltymų ir daržovių šalia. Jeigu kalbant apie baltymus, tai nereikia ten valgyti kažkokių riebių labai sūrių, kas dažnai yra mėgstama. Tiesiog sveiki baltymai gali būti ir iš žuvies, ir iš mėsos, ir iš ankštinių, iš skirtingų tiek gyvūninės ar augalinės kilmės. Ir mes jau iš tikrųjų savo energiją sutaupome visai dienai vos ne 7-8 valandom. Ką aš turiu omeny, kad kai mes suvalgome baltymų, tai labai lengvai pasisavina mūsų organizme, jeigu mes nevalgome, kaip ir minėjau, labai riebių, o daržovės padeda skaidyti baltymus. Tai reiškia, kad mūsų baltymai, kuriuos suvalgėme iš ankštinių, tos pačios gal duonos netgi, ar ne, ar kažkokios, pavyzdžiui, bulvės, ar ne, jį padeda suvirškinti baltymo didelės molekulės ir paversti mikro, kurios jau tinkamos yra virškinti. Tai reiškia, neapsunkina mūsų kūno, neapsunkina mūsų smegenų, mūsų galvojimo. Tai šiuo atveju kaip jūs laimite, koks rezultatas, ar ne, kad mažiau klaidų darbe, daugiau koncentracijos, ar ne, tai, ką darome, ir iš tikrųjų mažiau nuovargio. Tai čia labai natūralu, nes kuo daugiau mūsų cukraus kiekis kraujyje kinta, tuo mes daugiau jaučiamės pavargę. Pavargę dėl to, kad tiesiog kinta mūsų labai cukraus kiekis kraujyje ir jis tiesiog išvargina mūsų organą labai svarbų kasą, kurį ir išskiria insuliną, kuris mažina gliukozės kiekį kraujyje. Tai jeigu jam reikia pastoviai mažinti, pastoviai tai pikai, tai nuosmukiai, tai įsivaizduokime, kas vyksta mūsų organizme, tiesiog sutrinka visas organizmas, jis nebežino, ko griebtis, kad palaikytų tą pusiausvyrą, balansą, ar ne, mūsų organizme ir kad mes jaustumės pastoviai gerai. Antras dalykas dėl to kūrybiškumo, ar ne, kuris irgi labai svarbus, turbūt kiekvienam darbe, kokį mes bedirbtume ar prie ekrano, ar fizinį darbą, sugalvoti kažkokį tinkamą sprendimą, išspręsti situacijai, problemai. Tai sakyčiau, kad kūrybiškumai irgi labai svarbu tas smegenų maistas ir jis yra iš tikrųjų tinkamas tada, kada yra mažai tų greitų angliavandenių. Jie yra tinkami, kai mes turime kažką sugalvoti čia ir dabar, bet jeigu mes norime išlaikyti tą idėją naują ir panašiai ir ją plėtoti, tai irgi reikalingas mąstymas, tai reikalingas mūsų ilgalaikis angliavandenių kiekis organizme. Ir turbūt pastebėjote, aš nežinau, savo darbę aš taip pat stebiu labai, kad tos genialios idėjos jos negimsta kažkaip prie ekrano. Jos dažnai gimsta, nežinau, kalbantis su kitais žmonėm, išeinant į lauką, išeinant visai į kitą aplinką, išgeriat vandens, nes realiai tai fiziologiškai paaiškinčiau prastai, mes tiesiog gauname daugiau deguonies, o kai gauname daugiau deguonies, tai su deguonimi mūsų ląsteles patenka tiesiog daugiau maistinių medžiagų. Na ir su vandeniu taip pat ir mineralinių medžiagų, tai reiškia, mūsų organizmas yra aprūpintas tinkamu maistu ir tai labai turi didelės įtakos mūsų koncentracijai, naujų idėjų gimimui, galvojimui, mąstymui, naujų kažkokių projektų kūrimui, tiesiog naujos neurojungtis atsiranda ir jos pateikia mums kaip rezultatą, pavyzdžiui, naujas idėjas, naują mąstymo kampą, naują požiūrį, kas yra labai svarbu darbe. Na ir trečias dalykas tai yra pasitikėjimas savim. Tikrai esu dirbusi ir samdomo darbo, dabar, aišku, jau daugiau negu 12 metų dirbu savo, tai tikrai užėmiau vadovaujamas pareigas ir tikrai esu susidūrusi ne kartą savo gyvenime ir darbe, kad kai žmogus yra pavargęs, jis yra ne tik, kad mažiau koncentruotas kažką nuveikti, ar ne, kai idėjų trūksta, bet tiesiog jis yra mažiau pasitikintis. Mažiau pasitikintis, tai ką tai reiškia, kad jam labiau yra sunku apibūdinti procesus, reikšti mintis, gal kažką pristatyti, netgi save kažkokiam prieš kolegas, ar pristatyti prezentaciją. Tiesiog daugiau dvejojama yra realiai tokiu atveju. Tai šiuo atveju
kai mūsų organizmas yra tinkamu laiku, čia kiekvienam individualiai, yra aprūpintas to subalansuota mityba, ar ne, ir galbūt terapija, kur daug, iš tikrųjų, manau, nemažai papasakos ir Aistė, ar ne, ką mes galime padaryti net darbe, ar ne, kad savo padėti. Tai tuo labiau mes realiai mūsų tai subalansuoti sveikos mitybos įpročiai ir terapijos kartu, ar ne, jos tarsi kaip, na, mūsų vizitinė įvaizdžio kortelė. Aš taip ją įvardinčiau. Na, mes galime tada labiau save pristatyti, tai pamato mūsų kolegos ir ten vadovai, ar ne, ir mes galime realiai labiau pasitikėti savim, nes pagirimas, drąsa, mokėjimas apginti savo nuomonę, tai yra gimsta iš pasitikėjimo savimo, tai iš tikrųjų lemia, kaip mes su savim dirbame, ar ne, ir terapiniu pobūdžiu, ir ką mes dedame, aišku, į savo lėkštę ir toliau į savo burną. Tai tas yra, sakyčiau, tokie svarbus momentai iš mitybinės pusės. Tiesiog jau dabar klausimas tau, Aiste, iš tikrųjų, ką žmogus darbe gali iš tos terapinės tokios pusės galbūt lengvai kažkokios praktikas atlikti darbe, prie ekrano ir panašiai. Žinau, kad tikrai man labai padeda ir netyrimai nustatyta, kad tas išėjimas iš savo aplinkos nuo ekrano, na, ten keli įkvėpimai prieš kažkokį svarbų susitikimą tikrai padeda, nes tiesiog nurimsta, atrodo, širdis, ramiau viską žiūriu ir drąsiau pristatau kažką tais, ar drąsiau apie save pasakau. Gal yra dar kažkokių tokių mini hekų, kur mes galim pasidalinti su žiūrovais. Aiste. Nežinau, Aistės nebematau, nebegirdžiu. Kur dingo mūsų Aistė? Prašykit, gal ar matot, girdit? Nežiūriu, kad aš viena kažkaip tais lyg esu. Aistė, ar tu čia? Taip, esu dabar jau čia, truputėlį mane atjungia, ar girdi mane? Girdžiu. Truputėlį iš mano pusės tokie trikdžiai šiek tiek mane išmetė, bet tave labai gražiai vieną ekrane parodė ir viskas girdėjosi. Ir girdėjau tavo klausimą iš tikrųjų ir iš tos psichoterapinės pusės ir tikrai suprantu, va čia kaip visą laiką stresas, ar ne, tiek ar online'o, ar ne online'o, ar darbe, ar ne darbe. Tai iš tikrųjų tas stresas labai dažnai mus visur ir išmuša, tos saugiklius. Ir tai, kad tu dalinaisi, man tiesiog rezonavo tam tikros mintis apie tai, kad va, tas darbas, tai yra ne tik, kad tas darbas su savim, arba tie pokalbiai, ar ne, tai yra ne tik, kad tai nėra tikrai rezultatas, bet tai yra procesas. Ir tas procesas yra taip, kaip mes kiekvieną mielą dieną, vat, smulkiausiuose žingsniuose, ką pasirenkam daryti. Ar ne? Ir čia vėlgi toks vedant į tai, ką manęs paklausė, ar ne, ir to pačiu tų žmonių, kurie yra prisijungę, irgi taip pat norėčiau paklausti, ar ne, koks vienas įprotis, vat, jeigu jį bandytume sustiprinti, vienas mažas žingsnelis, koks tai galėtų būti va šiandien dienai, ar ne, nuo ko būtų galima pradėti. Tiesiog pačiam žmogui nereikia laukti naujų metų, pirmadienių ar ten 12:00 ir tada startuojam, tiesiog dabar šią akimirką, ar ne, kaip tik bus pietų pertrauka, ką aš dabar, vat jau šią akimirką galėčiau padaryti kitaip, ar ne, mąstant sąmoningai, staptelint ir galvojant, aha, streso yra daug, visko yra daug, bet tame visame daug, tiek tai kai kurie dalykai nėra suvaldomi ir sukontroliuojami. Ne? Bet ką aš galiu suvaldyti ir sukontroliuoti, tai galiu pasižiūrėti ir suvaldyti savo situaciją, savo dabar būseną, ar ne, pasižiūrėti, kaip aš dabar jaučiuosi, kokios dabar emocijos man kyla, kas dabar man yra svarbu ir iš kokios emocijos aš noriu eiti valgyti arba pietauti, arba iš kokios emocijos aš tiesiog kaip jaučiuosi ir ką aš dabar labiau noriu daryti, ar atsigerti vandens, ar vis tik tai labiau valgyti, ar ne, nes čia tokie yra irgi keli dalykai, ką irgi svarbu yra atskirti. Ir taip pat labai svarbu atskirti, kartais būna, kad į programą žmonės nesijungia, nes, neturiu valios, man nepasiseks, esu daug kartų bandžiusi, nepavyko, ar ne. Tai kalbant ir mūsų programos rėmuose, kas man labai ir surezonavo, kai mes tavim, Gintarė, kalbėjom ir bendravom,
apie va tuos paprastus žingsnelius, apie tą labai paprastą prieigą prie savęs, prie įpročių, prie sprendimų. Ir kad taip, nėra stebuklų, nėra jokių čia burtų lasdelių ar kažkokių nesąmoningų dalykų, bet tiesiog labai paprastas supratimas, kad ne perfekcionizmas, o paprastas balansas, kad galiu šiandien padaryti, sveikiau papietauti, sveikiau pasižiūrėti, kokia yra ta mano lėkštė, sąmoningiau valgyti, lėčiau valgyti. Derinti, sakykime, jeigu yra lėkštėje 3-4 ingredientai, produktai, lėtai, sąmoningai valgyti, įsidėjusi burną ir galvoti, koks jo kvapas, koks jo skonis, to sąmoningumo, to vadinamo mindfulness šiek tiek įjungti valgymo proceso metu, kvėpuoti lėtai, kartais labai smagu yra bendrauti pokalbio metu, kalbantys su bendradarbiais, neskubėti, bet atkreipti dėmesį tą tempą, nes kaip ir rūkymas greitai, kažkoks įprotis žmonėms yra, taip ir valgymas kartais tampa tokiu greitų įpročiu. Tai kaip tik labiau atkreipti dėmesį, kaip aš judu, kaip aš veikiu, kaip aš sėdžiu, kaip aš valgu, kaip aš lėtai tą darau ir kaip derinu sąmoningai šitos veiksmus, ir vėlgi, kiek aš energijos turiu, nes energija, tos energijos nebuvimas, jis irgi sufleruoja apie tai, kad, kažkur jį nudrenavo, ir maistas nebūtinai, ta pauzė su savim, viena vertus maistas gali būti tas, kas padeda šiek tiek ir pailsėti, ir atsistatyti, ir suvaldyti tą stresą, ir sugalvoti gerai, dabar aš tiesiog ramiai pabūsiu, ramiai pasirūpinsiu savimi, o tada jau, kai esu pilnas taip savęs, pilnas to sąmoningumo, tada galiu žengti sekantį žingsnį ir eiti toliau spręsti klausimus. Pirminis toks dalykas yra, vėlgi apie refleksiją, apie pagalvojimą ir tokį pasidžiaugimą, kas man šiandien pavyko ir kas man jau iki pietų jau pavyko padaryti, ir tas atsisėsti ramiai, pabūti su savim irgi yra pasiekimas. Taip pat, kaip ir minėjau, tas pats kvėpavimas, kaip kvėpuoju dabar šią akimirką, kaip aš sėdžiu, kiek įtampos yra mano dabar kūne, kiek įsitempus prie stalo sėdžiu ir kiek galiu atsipalaiduoti, kur mano pečiai, kaip aš kvėpuoju, kaip aš ilgiuosi šią akimirką, tokia. Ir kitas dalykas, kiek galiu, tarkim, atsigerti kavos arba papietauti be šalutinių dirgiklių, tai yra telefono, ausinių, tiesiog galbūt pasimti tą pačią dėžutę ar lėkštę su patiekalu ir atsisėsti priešais langą, kur gražus vaizdas yra, ir pasižiūrėti bėgančius debesis. Kad tai taptų tokia pauzė, nes pokytis apskritai, kuris susijęs su mityba, valgymu, tai yra ne tik irgi apie tą turinį lėkštėje, bet ir apie tą patį sąmoningumą, ką darau su savimi tą akimirką, kai aš valgau, ką aš darau tą akimirką, kai aš galvoju, kad noriu valgyti. Ar aš, sakykime, jeigu labai susierzinau iš rytinio susitikimo, ar tą susierzinimą bandau greitai, užkišti kažkuo, bet kuo, ar vis tik tai bandau atskirti, kad susirinkimas, susierzinimas ir emocija yra vienas dalykas, bet mano pasirūpinimas savimi, startas, tas mažytis įprotis, ką šiandien galiu kitaip padaryti, yra kita dalis. Ir po truputį iš lėto, vėlgi, kaip ir minėjau, be perfekcionizmo, be siekio dabar tai daryti nuolat, tobulai, idealiai, ne. Šią akimirką pradžiai, pirmas žingsnelis gali būti toks. Ir tų žingsnelių gali būti tada vis daugiau, mes galim vis sąmoningai pastebėti ir jų dauginti tuos žingsnelius. Ir natūralu, atkryčiai vyksta, stresas kartais dar labiau užvaldo, bet už tai nebausti savęs, o tiesiog pasakyti, kad tai yra žmogiška, tai yra labai natūralu, atkritau, užvalgiau, ko nereikėjo, pamečiau tą sąmoningumą, bet šią akimirką, kadangi tą pastebiu, aš vėl galiu, kaip sakant, back on track, vėl galiu sugrįžti į tą sąmoningumą ir tą įpročio kūrimą vėl iš naujo. Bet pavyzdžiui, pabaig, nes pas mus truputį atsilieka gal šitas video, pabaig savo mintį, aš tiesiog vieną tokį pastebėjimą turiu, ką man sako ir tavo noriu užduoti, kaip tu galvoji, atsakysi. Pavyzdžiui, sako, kad, kaip ir suprantu, kad tas sąmoningumas turi manyje kažkur atsirasti, gimti,
bet tam neturiu laiko, nenoriu, skubu, aš dedu lygybę šitam pasakymui, savęs neprioritizuoju. Bet realiai žmogus dar nesupranta, jis tiesiog to nedaro, jis tiesiog ieško priežasčių. Kaip tokiam žmogui darbe save galbūt, ne tai, kad suvaldyti, gal netinkamas žodis čia būtų, sureguliuoti, suprasti, suvokti, ane, kas su juo darosi, kokią gal praktiką, žinai, trumpą, greitą, kaip nueiti nuo tų minčių ir tiesiog pradėti kažkaip labiau į save kreipti dėmesį, ne narciziškai kažkaip tais, ar ne, o iš rūpesčio pusės. Tiesiog praktika, vienas dalykas, tas pats kvėpavimas, bet kadangi mūsų laikas toks labai ribotas, tai dabar nepakvėpuosim, ar ne, bet tokia, taip aš suprantu, žmonės sako, kam čia dabar rūpinti savim, neprioritetizuoju savęs, bet suprasti, Kažkaip negirdžiu, tavęs nutrūko garsas. Aistė, ar su mumis tu? Aistė? Aš kažkaip tavęs negirdžiu. Aistė, ar tu čia? Vėl aš matau, kad esu viena. Turbūt Aistei kažkas atsijungė vėl. Gal net nepabaigė minties. Tai aš tiesiog dar noriu taip pat pasidalinti, kad tas apdovanojimas save už mažą pasiekimą, nes mažos pergalės ir veda į didelę pergalę realiai. Tie maži laimėjimai tai yra mūsų didžioji pergalė kasdien. Ir tai mažos pergalės kasdien ir mūsų yra tų sveikų įpročių pagrindas. Bet dar svarbus momentas yra toks, kad žinoti neužtenka, reikia daryti. Realiai tarp žinoti ir daryti mes dėtume lygybės ženklą, sakyčiau taip. Tada tai, ką sugalvojome, ar ne, kam nusprendėme, mes jau pasiryžę veikti. Tai šiuo atveju, kaip jau šiek tiek užsiminėm mūsų pokalbio metu, kad žinoti vien tik tai neužtenka, mes daug ką žinome, bet ar darome. Tai yra sukurta 12 savaičių sveikų įpročių išlaikymo programa, kurioje būtent žingsnis po žingsnio mes artėsime prie sveiko įpročio malonios rutinos, nes taip ji bus sukurta po truputėlį savo tempu kiekvienam. Nes beje, šita programa kurta jau 3 metus, praeita tikrai nemažai žmonių ir realiai 98,2% žmonių yra lengvai integravę savo sveikus įpročius į savo kasdienybę. Tai jeigu tikrai norite ir veikti, tai yra keistis, ar ne, dėl savo geros savijautos ir geros sveikatos, tai mes labai nuoširdžiai kviečiame. Artėsime prie sveiko įpročio malonios rutinos, nes taip ji bus sukurta. Kažkaip čia yra atgarsis. Aha, tai tęsiu toliau tada. Tai 12 savaičių sveikų įpročių išlaikymo programa, kurioje būtent žingsnis po žingsnelio mes kartu apjungiant psichoterapiją ir subalansuotą mitybą keliausime link jūsų sveiko įpročio, kurį jūs suformuosite, tai tuo pačiu jausitės ne tik fiziškai stipresni, bet ir emociškai atsparesni stresui, galėsite sveiką įprotį pritaikyti tiek savo darbe, tiek organizacijoje, tiek savo asmeninėme gyvenime. Tai tikrai unikali programa, tokios daugiau nėra, kuri apjungia
psichoterapija, kuris sprendžia jūsų kliūtis pokyčiui, ir mityba, kuris sudėlioja jūsų lėkštę individualiai, tam, kad jūs pasiektumėt ilgalaikių tvarių pokyčių ir nebereikėtų dar vienos dietos, dar vieno kažkokio pagalvojimo, kaip čia keisis ir išlaikyti, viskas viename. Ir kiekvienas susitikimas turės temą. Pirmasis mūsų 4 susitikimų ciklas bus apie įpročio tinkamą suformavimą. Čia yra didžiausia klaida, kur žmonės klysta, nes netinkamai suformuotas įprotis veda prie trumpalaikio rezultato, kaip dietos, kaip trumpalaikiai sprendimai ir panašiai. Antras 4 susitikimų ciklas yra apie įgyvendinimą. Tai bus praktiniai įrankiai, kuriuos galėsite realiai kaip gauti asmenės konsultacijas tiek iš Aistės, iš psichoterapinės pusės, tiek iš manęs, kaip iš mitybos pusės, padėti individualiai eiti tuo keliu, tam, kad sudėlioti tinkamą lėkštę ir pašalinti kliūtis, kuris trukdo tai padaryti. Ir trečiasis etapas 4 susitikimų yra apie įgyvendinimą ir išlaikymą. Tai duosime įrankius praktinius, tikrai labai praktinis kursas ir programa, kur galėsite juos panaudoti savo kasdienybėje, savo tempu ir savo aplinkoje. Tai nėra kažkokie kosminiai dalykai, tai yra labai natūraliai integruojantis į jūsų kasdienybę. Ir kas svarbu, turbūt paminėti, kad čia yra toks abipusiškas, kompleksiškas požiūris į jūsų pokytį. Ir psichoterapinis, ir mitybinis. Tam, kad pokytis išliktų tvarus. Tai yra, nereikėtų jo kartoti, jis būtų tas pats, kas išsivalyti dantis. Tai labai kviečiame, startas yra rugsėjo 23 ir bus 12 susitikimų iki lapkričio 25 dienos. Ir antradieniais nuo 7 valandų vakaro iki 1,5 valandos su praktiniam užduotim, su namų darbais, su gyvu online susitikimu. Aišku, bus ir įrašai, bet labai kviečiame dalyvauti gyvai. Tai neužmirškite paspausti nuorodos, kuri yra dabar, man atrodo, įdėta jau į komentarą, dar nesu tikra, bet Aistė jau yra įdėtas patį pirmą. Tai puiku. Jo, tai puiku, tai turbūt matysite, tiesiog registruokitės, kyla klausimų, klauskite ir lauksime jūsų programoje ilgam, geram pokyčiui, tiek iš mitybinės pusės, tiek iš psichoterapinės. Nes psichoterapija sutvarko, kaip aš sakau, paprastai liaudiškai galvą, o mityba sutvarko jūsų lėkštę tam, kad visapusiškai galėtumėt tobulėti ir įgyti įprotį ir jį išlaikyti. Taip, Gintarė, aš jau grįžau į eterį, tai labai trumpas tas praktinis patarimas, kurį taip norėjau pasidalinti ir negalėjau, bet yra tiesiog paprastas žodis stop, kuris labai aiškiai pasako, kad stop, sustok ir nieko nedaryk. Take breathe, tas T, ar ne, raidė tiesiog įkvėpta, sustok, tas raudona plyta, ar ne, stoju, įkvėpiu, pasižiūriu, ką jaučiu kūne, kokios mano mintis dabar sukasi, kas dabar su manim vyksta, ar ne, ir tiesiog eiti toliau, judėti, tiesiog ką renkuosi, kokį sekantį žingsnį renkuosi. Tarkim, renkuosi būti ramesnė, arba ramiau reaguoti, arba iš ramesnės pozicijos daryti sprendimus. Ir tiesiog pojūčiai, mūsų 5 pojūčiai patys svarbiausi tą akimirką yra, ar ne, ką aš liečiu, ką užuodžiu, ką girdžiu, ką matau. Tai toks praktinis dalykas, kad net jeigu daug streso ir neprioritetizuoju savęs, ir taip girdėjau, ką minėjai, kad yra tiesiog labai svarbu daryti darymo būdu dalykus, nes tikrai nieks negali per prievartą užnorinti kito žmogaus. Bet taip pat mano mintis nutrūko ties vienu dar pasidalinimu, kad žmogus turi irgi sąmoningai suprasti, kad jeigu jis renkasi save, jeigu jis renkasi mažą žingsnelį dėl savęs, natūralu produktyvumas ir gyvenimo kokybė, tuo vienu žingsneliu irgi taip pat pakyla, nes mes visą laiką viską dedam ant 2 lėkštučių. Jeigu mes savim nesirūpinam, tai natūralu viskas ten krenta žemyn, ar ne? Jeigu mažą, tikrai labai minimalų dalyko, tikrai tiek dėl savęs galim pabandyti bent jau, paeksperimentuoti, padaryti ir pažiūrėti, kaip mums tas sekasi, kokį rezultatą tas duoda. Ir tada iš to pasidaryti išvadas. Tikrai kiekvienas galim ir tikrai galime tą tokį stop ženklą savo vis užsidėti ant ekrano, ant rankos užsirašyti, tai kasdienoj, šiek tiek staptelti ir pasižiūrėti, kur aš esu šią akimirką, ką šią akimirką darau ir dabar daryti, ką renkuosi daryti. Ir taip, įkėliau programos nuorodą tiesiog ir tada bus galima daugiau informacijos surasti ją ir ją registruotis.
Tai va, tai ta maža pergalė, kai ta nutrukai, dingai iš ekrano, tai maža ta pergalė, žinot, yra elementariausias pavalgymas pietų. Tai to ir linkiu, žinokit, šiandieną. Pavalgyti pietų yra pergalė, nes dažnas dirbantis daug žmogus pamiršta arba pietus pakeičia sausainiais. Tai to nedarykit. Pakeiskit normaliais baltyminiais valgyti sausainį. Jo, dar atsiprašau, pertraukiau, jeigu puoli valgyti sausainį, tai tada padaryti išvadą stop, ne sausainis, o geriau sriubos lėkštė. Taip. Tai to ir linkime mes su Aiste, skanių pietų, laukime prisijungiant programų, klauskite, tikrai unikali programa ir verta. Ir mes žinome tikrai, kad žmonės, kurie prisijungia, pasiekė savo tikslų. Tik tai darimo keliu ir savo tempu. O čia svarbiausia turbūt. Ta ir norėjom jums perduoti. Tai ką, turbūt, Aiste, jeigu neturime daugiau ką pasidalinti šiandien, ar ne, pasidalinam pagrindiniais svarbiausiais dalykais, o kaip sakau, žinoti neužtenka, reikia daryti. Tai prisijunkit, lauksime ir iki. Taip. Iki visiems. Sudie. Iki.